Radio Džemas. Radio Džemas. Radio Džemas. Radio Džemas. You have just entered into the land of funk. Labas vakaras, mėly Kurorto radio klausytojai. Šiandien esame Vilniaus centre, Totorių gatvėje ir sėdime kartu su dviem žavimis panelėmis restorane, kuris vadinasi Botanik. Apie tą restoraną mes gal dar irgi vėliau biškį pakalbėsim. Vieną iš tų panelių jūs jau pažįstat, tai yra Severina. O kita panelė, jos vardas yra Deimena Drąsutytė. Ir Deimeną šiandien sugalvojau pakalbinti dėl to, kad man atrodo, kad Deimena yra vienas iš tų žmonių, kurie ne žodžiais, o darbais pasaulį puošia. Ir apie tai, kokius jinai darbus veikia ir ką jinai daro ir kas jinai šiaip per žmogus, pabandysim pasišnekėti. Pažiūrėsim, ar Deimena yra linkus bendrauti, o gal nieko mums nepasakos. Tai labas, Deimena. Labas, Kurorto radijau. Gerai, aš čia užsiminiau jau, kad tu esi tas žmogus, kuris veikia turbūt ne tokius dalykus, kuriuos veikia visi šiaip žmonės kasdien ar ne. Ir gal tu gali man pasakyti, kodėl aš tai pasakiau? Aš manau, kad esu žmogus, kuris veikia tuos pačius darbus kaip ir visi žmonės kasdien. Tik gal dar papildomai ir kitus. Visi mes veikiam tą patį, miegam, valgom, darom tai, kas smagu. Tik tiek gal, kad vieni mąstam apie tai, ką darom, o kiti tiesiog plaukiam bendra vaga. Tai gal šitoj vietoj šiek tiek ir yra skirtumas. Gerai. Tai dabar mes sėdim restorane, kuris vadinasi Botanik, bet po mumis yra parduotuvė, kuri vadinasi Vego Shop. Vego LT gal reikėtų vadinti, nežinau net koks tiklus pavadinimas. Vego, tiesiog Vego, ar ne? Gerai. Papasakok, kaip čia taip atsitiko, kad Vilniaus centre atsirado ši parduotuvė? Tai parduotuvė pradžioje atsirado iš tikrųjų ne Vilniaus centre, pačioj pradžioj, tai čia prieš 9 mėnesius iš esmės. Mes atsidarėm šiek tiek tolėliau nuo centro, tai šalia stoties. Ir matydami poreikį tiesiog buvo labai mažytė parduotuvėlė, galima sakyti ofisiukė, kuri būdavo ganėtinai sunku rasti, nelabai gal patogu ir patrauklu važiuoti į tą stotį. Ir po 9 mėnesių darbo, visa komanda, kadangi mes esame jauni žmonės, tai stengiamės tobulėti ir niekada nesustojom ties kažkokiais tai iškeltais rezultatais ir tikslais ir pradėjom žiūrinėtis, kur čia patogiau. Ir vienos labai aktyvios veganų bendruomenės narės Marijos dėka mes gavom patalpas. Jinai mums tiesiog padėjo susirasti patalpas Vilniaus centre, dėl ko mes esame jai labai dėkingi ir dabar labai džiaugiamės, kad veganizmas jau nebėra tas toks kažkur toli pogrindyje, bet jis yra čia, dabar, visur ir kad veganų būtų dabar tikrai lengva ir faina ir populiaru. Gerai, aš žinau, kad Vilniečiai, gal čia nuskambės dabar juokingai, Vilniečiam galbūt žodis veganizmas tai yra toks jau savaime suprantamas, daugumai galbūt nekyla klausimų kaip ir kitiems didžiųjų miestų gyventojams, bet mus dabar girdi Druskininkų gyventojai ir gal papasakokime jiems ir tiems žmonėms, kurie net neįsivaizduoja, kas yra tas veganizmas, kas yra veganizmas ir kuo šita parduotuvė susijusi su tuo? Tai populiariaja prasme turbūt veganizmas yra tam tikra... Dažniausiai žmonės apie veganizmą galvoja, kad tai yra tuomet, kai tu nevalgai mėsos, pieno, kiaušinių ir kitų gyvūninės kilmės produktų. Bet iš tiesų, veganizmas yra paprasčiausias gyvenimo būdas mąstant. Mąstant, kad tam, kad mes gyvuotume, būtume sveiki ir nieko neprarastume, visiškai nereikia skriausti kažko kito gyvo. Veganizmas tai yra empatija, veganizmas tai yra
tai yra tai, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Tai neturėtų būti kažkokia tai išskirtinė žmonių grupė. Mano manimo, veganizmas tai turėtų būti kasdieninė norma. Kaip dabar iš tikrųjų yra šiek tiek liūdna kartais matyti, kai žmonės džiaugiasi ir stebisi, kai kažkas ten išgelbsti šuniuką ir ten padeda kažkokiam tai žmogui atsistoti. Tai turėtų būti taip normalu. Ir lygiai taip pat, manau, veganizmas tai yra paprasčiausias gyvenimo būdas, kuris turėtų būti norma. Deja, tai yra išimtis, bet pastaruoju metus žmonėms sąmoningėjant iš tikrųjų daugiau ir daugiau matau, kad atsiranda žmonių mąstančių ne tik apie save ir kad veganizmas ne tik kaip dieta, bet kaip ir tai, ką tu darai, populiarėja ir tampa, ir tikiuosi, aš labai stipriai tikiu, kad tai taps mainstream. Tai va. Gerai, aš kažkada, kai buvau čia atėjęs ir tas paklausiu, taip iš pokalbio išėjo toks dalykas, aš paklausiu, kokio velnio tu tą parduotuvę atidarei. Tai jeigu tas veganizmas dar nėra toks populiarus, tai matyt, tu tai darai ne dėl tokių dalykų kaip pinigai, turbūt buvo kitos priežastys, tai gal gali papasakot, kodėl tu sugalvojai atsidaryti tą parduotuvę? Jo, aišku, kad ne dėl pinigų, nes galėčiau dirbti pagal specialybę ir uždirbti 1000 kartų daugiau turbūt, turint omeny, kad dabar mes nieko neuždirbam. Kodėl aš atidariau šitą parduotuvę? Dėl to, kad tiesiog atėjo laikas. Manau, kad visiems žmonėms kažkurio metu ateina laikas, kai jie supranta, jog yra pasiruošę, arba bent jau taip mano, ir tada staigiai tampa pasiruošusiais padaryti tai, dėl ko, tai apie ką visą laiką mąsto. Ir manau, kad kiekvienas mūsų iš tikrųjų jaučiam ir žinom, kad tam tikra veikla užpildo tave ne tik kaip fizinę būtybę, bet ir kaip emocijas ir šiaip vidinį pasaulį turinti žmogų. Tai man veganizmas ir buvo iš didžiausios pusės, tai buvo mano minčių, idėjų įgyvendinimas. Iš kitos pusės aš turėjau ganėtinai stiprų backgroundą, galbūt ne konkrečiai parduotuviniai veiklai, bet komunikacijai, bendravimui, reklamai. Turėjau šitą backgroundą ir nusprendžiau, kad ir kaip norėčiau būti tiesiog savanorė, bet tikriausiai įmanoma kažką padaryti ir kitaip ir kad tas kažkas kitkas bus stipriau. Galvojau, sudėjau visą savo stipresias pusės, vertybės ir nusprendžiau, kad why not to try ir atidariau parduotuvę. Ir manau, čia šiaip ne vien kalbant apie veganizmą, čia kiekvienas žmogus turėtų pajusti, kodėl jisai yra čia ir tai pradėti daryti. Tai tu atidari parduotuvę vien iš meilės gyvūnams? Taip. Ok, tai yra labai gražu, aš galvočiau, tikrai ne kiekvienas žmogus galėtų padaryti tokį pasirinkimą gyvenime. Ir aš norėjau klausti, kaip jums sekasi, bet tu sakai, kad jūs nieko neuždirbat, kaip čia suprasti? Mes nieko neuždirbam, ta prasme, kad mes kol kas tikrai neturim ko savo įsidėti iki šiandien nusipirkti maškės naujas ar dar kažko, bet mes uždirbam tiek, kad galėtume augti, plėstis, toliau vystyti savo veiklą ir tikėtis, kad kada nors karma mums atsilygins. Gerai, o kiek jūsų yra ir kas tie žmonės, kurie čia darbuojasi? Tai iš tiesų pradžiai tai buvom mes 4. Tie žmonės dabar gal jau visai pamiršo šitą projektą, bet aš noriu jiems labai padėkoti. Tai yra Kristina, kuri mums padėjo su dizainu pradžioje, tai yra Gediminas, kuris padarė mūsų patį pradinį internetinį puslapį, ir Adomas, kuris padėjo tiesiog pradėti viską. Tai šitiems žmonėms labai ačiū, nors jų dabartiniai komandai jau nebėra, bet be jų nieko nebūtų įvykę. O dabar mes esam daug žmonių, iš tikrųjų, ta prasme, buvo žmonių, kurie prisidėjo, kurių dabar jau nebėra parduotuvėje. O šiuo metu mes dirbam, galima sakyti, 4 Vilniuje. 4 tie, kurie dirba non-stop visada, plus yra dar viena dizainerė, kuri mums padeda, demoded dizainerė, Marija. Tuomet yra po vieną mergaitę Estijoje ir Latvijoje, nes mes ten turim savo elektroninės parduotuvės atidarę. Tai suma sumarum 4, 5, 6, 7 žmonės.
Ir daug idėjininkų, kurie ateina, padeda patvarkyti lentynas prieš atsidarant, padeda pabūti per naktį, kai tau reikia išsivalyti išbėgusių šaldytuvą ar panašiai. Tai va. Supratau, čia labai yra gražu, kad žmonės, kaip tu ir sakai, tau padeda, net nereikia ir pinigų kažkokių papildomų, nieko reiškiasi. Man tai primena tokį kažkokį revoliucinį dalyką, nes visą laiką pradžioj, kai kažkokie pokyčiai vyksta, ar ne, tai žmonės tai nedaro iš skaičiavimų kažkokių, net juos veda kažkokie kiti dalykai. Tai man atrodo, jeigu pas tave ateina hebra ir jie nieko neprašydami tau padeda, tai man atrodo, kad šitas dalykas yra kažkokio tai pokyčio pradžia jau didelio. Ir man norės tavęs paklausti, kiek tu metų pati jau esi veganė? Kas tave privedė prie to, ar buvo kažkoks tai esminis įvykis ir kaip tu manai, ar pasaulyje veganizmas populiarėja ar plečiasi, ar galbūt jisai visiškai nesikeičia jų skaičiai tų veganų, nežinau, ką tu manai? Jo, aš dabar galvoju, nuo kurio čia pradėti. Pirmą prisimenu, dėl ko tapau veganė, kaip čia tai vyko. Tai iš tikrųjų aš noriu pasakyti, kad labai manau svarbu kiekvienam veganui svarbu pasakyti paprastam žmogui, kuris galbūt domisi, kad tu nesi kažkoks tai antžmogis gimęs suprasdamas kažką. Aš irgi valgiau mėsą. Man mėsa po šiai dienai aš prisimenu kaip vienas skaniausių dalykų ever. Šašlykai vasarą. Bet tiesiog vieną akimirką tu supranti, kas tai yra iš tikrųjų. Kad tai nėra vien skonis, kad tai yra kažkieno pasibaigęs gyvenimas ir tas gyvenimas pasibaigė tikrai ne pas močiutę tvarte, kaip kiti galvoja, kad yra dar nieko tokio. Tai vieną, kaip man buvo 16 metų, vieną vasaros vakarą aš prisėdu prie interneto, tuomet internetas dar nebuvo taip laisvai visiems pasiekiamas ir pasigūglinu dalykų, apie kurias mokykloje kažkodėl niekas nepasakojo. Ir kai aš supratau, tai man pasidarė taip akivaizdu, ta prasme, kokia žiauri yra mėsos pramonė. Tai yra kažkokia tai tragedija ir aš apsiverkiau 15 kartų ir kitą dieną nebevalgiau mėsos. Nepaisant to, aš toliau valgiau pieną, kiaušinius ir visą kitą, nes galvojau, kad čia visiškai jokio smurto, kad čia viskas tvarkoja ir normalu ir panašiai. Ir tiesiog žinios, kai ateina, tai tu esi, būdamas protingu žmogum, tu jas suvoki ir jeigu smegenis apdoroja, o ne atmeta ir nesigina, tu suvoki, kad tu darai negerai ir dabar yra laikas keistis. Tai nuo 16 metų aš buvau vegetarė. Neslėpsiu, buvo momentas, kai vėl valgiau mėsą. Tai buvo, kai aš buvau išvažiavusi į kitą šalį. Ir čia vėl galiu pasakyti, kad tai yra taip žmogiška nebūti vegetaru ar veganu, tai yra taip lengva negalvoti. Ta prasme, yra taip lengva užsidėti kažkokią tai mistinę kaukę ir tai vienas nieko nepakeis, čia, nesvarbu šį kartą. Tai yra labai lengva. Lengva, kol tu tikriausiai nepasieki tų savo, tikrai nesupranti savo vertybių iki galo. Ir kai aplink tave nesusispečia žmonės, kurie tave palaiko ir tu supranti, kad ne, tu nesi vienas, ne, tos kaukės visai nereikia ir taip, tai yra labai lengva daryti gerai vietoj ir nepaisant to, kad visi aplinkui daro blogai. Tai čia nežinau, ar jau atsakiau tą klausimą, bet taip aš po truputėlį tapau veganė. Ne iš karto tapau veganė, kiek čia 8 metus buvau vegetarė ir tada iš tiesų tapau veganė, kai pradėjau galvoti apie vegošopą. Nes atradau daug produktų, kurių man atrodė, kad baisiai trūksta, pienas, sūris, taip toliau. Pradėjau juos keisti ir voilà. Ir tapau veganė tuomet. Ir pradžiai atsisakai tiesiog pieno pirkimo, tuomet atsisakai kiaušinių pirkimo tiesioginio, tada jau nebepirki jogurtą, dar kažkokių pieno produktų, o tada jau žiūrėk vieną dieną skaitai etiketės. Kodėl tu pieno negeri? Todėl, kad pienas yra turbūt žiauriausia industrijos, visos gyvulininkystės industrijos dalis. Nors
net nežinau, ar žiauriausia, visas jas labai žiaurias. Iš tiesų, pienas yra taip, tai yra karvių išnaudojimas taip, kaip tik įmanoma, pradedant nuo jų išprievartavimo, baigiant to, kad apskritai yra sik gerti kito gyvūno pieną, jeigu negeri, čia labai juokinga, jeigu negeri kitos moters pieną, tai kam tu gerti karvės pieną? O šiaip dar nustojau pieną gerti, dėl to, kad turėjau problemų su oda, su pilvu ir dabar tai labai daug žmonių sutinku, kurie turėjo tų pačių problemų. Kai nustoji gerti pieną, susitvarko N sveikatos problemų. Dingsta spuogai, nebepučia vidurių, tu miegi normaliai, tau... Ta prasme, nustoji sirgti angina netgi. Tai vat, jeigu kažkam nesvarbu gyvūnai, tai nustokit gerti pieną dėl savęs. Ok, aš dažnai į Facebooką sulaukiu visokių žinučių privačių, kur žmonės manęs vis klausia, sako, vabliamo, sako, tu sako, tai paimi ir nustoji valgyti ten mėsą, gerti pieną ir manęs klausinė, sako, kaip tai padaryti, sako, man taip nesigauna, sako, man noris ir tos mėsos ir visą kito, gal tu kažkaip supratau irgi palengva pereidinėjai, nebuvo taip, kad iš karto tiesiog viską užrišai, bet mėsą iš karto, ne, bet visą kitą, ten sūriai, taip toliau, turbūt užtruko dar ilgiau šiek tiek, ar ne? Gal tu gali, tarkim, klausytojams papasakot, kaip tai padaryti, kad nebūtų tai stresas. Aš asmeniškai vieną kartą esu bandęs gyvenime tai daryti ir aš grįžau atgal vien dėl to, kad aš žiauriai užsistresavau ir užsiparinau, nes aš galvodavau, nuėjęs į parduotuvę, kad aš nebeturiu ką pirkti toj parduotuvėj. Papasakok, kaip vyksta tas perėjimas, kaip padaryti lengvesnį galbūt. Tai kaip ir sakiau, kad pačioj pradžioj vegetarų būti yra labai super paprasta, tikrai. O vat veganų, tai jo, tu užsistresuoji ir galvoji, kad visi aplinkiniai čia tokie išrinkti ir gali valgyti bet ką tik nori, o tu vat negali, tu esi pasiaukojęs dėl kažko ir pats kenti, kartais tokias mintis aplanko sąmoningai ir nesąmoningai. Tai yra 2 patarimai iš tikrųjų. Aš galvoju, kad pradžiai tu tikriausiai ieškosi alternatyvų ir reklamą čia ir ne reklamą, bet Vego Shop'e ar bet kur kitur jau galima pradėti rasti visokių tai sūrio alternatyvų, dešrelių alternatyvų, pieno alternatyvų jau kiekvienoje maksimoje galima, didžiausiose maksimose galima rasti. Ir pradėti reiktų turbūt nuo to, nebūtina viską pakeisti kardinaliai, pradedi tiesiog nuo alternatyvų tiems produktams, kurių tau labiausiai trūksta. Ir ilgainiui, arba tu toliau su jomis gyveni kaip su prieš tai buvusiais tais vadinamais normaliais pieno produktais, arba tiesiog pradedi mažiau jų vartoti ir atrandi kitą virtuvę. Ta kita virtuvė tai yra vaisiai, daržovės ir iš tikrųjų tai, kas labai padeda tavo organizmui būti sveikam. Ta prasme, įvairūs natūralūs dalykai ir tuomet nebejauti poreikio jokioms alternatyvams. Kitas būdas yra tiesiog staigiai, kaip mano draugas, jis buvo pats vadinasi visišką šiukšliadėžę maistą. Ir jis tiesiog vieną dieną nusprendė ir tapo žaliavalgiu. Ne tai, kad vegetarų, veganų, jis tapo žaliavalgiu. Jis išmetė absoliučiai visą maistą ir jis ne tai, kad ieškojo alternatyvų, jis surado kitką. Ir tas kitkas pasirodė geriau, nes jis buvo profesionalus sportininkas ir jisai pajuto, kaip gali iššokti daug aukščiau, kaip jis daug lengvesnis, kaip jis turi daug daugiau energijos. Ir po 5 metų jis vis dar gyvas, lipo kalnais ir kartais per daug net energijos, man atrodo, turi. Tai va, tai... Kai mes Severina padarėm šitą sprendimą gyvenime, tai atsimenu, Severinos tėtis yra labai toks sąmoningas žmogus ir jisai visą laiką viską žiūri atsargiai ir tas yra labai gerai ir man įstrigo jo viena mintis, kad jis iš pradžių pagalvojo, kad veganizmas yra kaip ir viskas pasaulyje, tai sako, yra reklama, verslas ir taip toliau, ar ne? Ir kad jeigu tu, tarkim, nevalgysi mėsos ir pieno, tu valgysi veganiškus produktus, tu vis tiek remsi stambų verslą ir žmonės skatina kitus žmonės taip elgtis dėl to, kad nori užsidirbti pinigų. Ką tu manai apie tai? Aš manau, kad ir tikiuosi, kad po 50 metų taip ir bus. Bet šiuo metu yra kitaip.
Ir iš tiesų tai veganinės, bent jau Lietuvoje, veganinės visos, iš vis net nėra beveik tų veganinių verslų, yra mergaitė, kuri daro sūrelius, berniukas, kuris kepa keksiukus, esam mes, yra keli barai, restoranai ir tai yra nieko panašaus, kad industrija čia iš to darytųsi pinigus. Daug didesni pinigai yra daromi pieno industrijai, kurie ir taip jau gauna subsidijas, kad išlaikytų savo karvutes, kol jos užauga iki mėsingo amžiaus. O ne, Lietuvoje tikrai šitas dalykas neveikia. Amerika galbūt sojos industrija tiesiog, ta prasme, yra visada verslininkai taip, kurie pastebi tendencijas ir mato, jog greičiausiai po kažkiek laiko veganizmas bus stipriai ant bangos ir pats metas į tai investuoti. Ir kodėlgi ne? Tegul tik investuoja, nuo to mums bus tik geriau. Mes turėsim pigesnį sojų pieną, pigesnį ryžių pieną, turėsim pigesnės mėsos alternatyvas, sūrio alternatyvas. Tegul tik reklamuoja, kuo daugiau vartotojų, tuo pigiau. O gamtai, aplinkai, žmonėms, viskam yra nauda iš to. Tai jeigu kas nors nori tai reklamuoti ir padaryti madingų dalykų, manau, aš bent jau esu 100% už. Aš dar noriu pakalbėti apie žmonės ir įvykius, kurie parodo, kad kai kuriems žmonėms turbūt nepatinka, kad atsirado žmonės, kurie nusprendė nebevalgyti gyvūnų ir jų nebeišnaudoti, ar ne? Kas čia buvo kažkokia istorija dabar ne per seniausiai, kai tau paskambino kažkokia teta iš kažkokios institucijos ir pasakė, kad veganiškas sūris negali vadinti sūriu, ar ne? Papasakok, kaip čia viskas buvo ir kuo viskas pasibaigė, jeigu gali. Iš tikrųjų, tai teta mums nepaskambino, mes paskambinam tetai. Jo, nes mes gavom tokį užklausimą iš tarkim, vienos kompanijos, kurios vardo negalime minėti, ar tikrai mes gerai darome. Na ir mes nusprendėm, kadangi tikrai esame atsakinga įmonė kliento atžvilgiu, pasiskambinti maisto ir veterinarijos tarnybai ir pasiteirauti, ar šita nesąmonė, jog veganiškas augalinis sūris negali būti vadinamas sūriu, yra tiesa. Ir jie mums pasakė, kad tai yra tiesa. Argumentai kokie, kad mes klaidiname žmonės. Klaidinam žmonės rašydami. Ta prasme, žmogus gali suklysti, pirkdamas šitą sūrį, gauti augalinį sūrį vietoj gyvūninio sūrio. Lyg tai būtų didžiulė tragedija. Ir šita istorija iš tiesų gali atrodyti juokingai, ypač kai ją giliau įsigilini. Bet iš vienos pusės tai yra labai liūdna, nes Europos Sąjungoje tiesiog prieš 3 metus atsirado reglamentas, kuris draudžia netradiciniu būdu pagamintą sūrį, kuris sūrio produktą, kaip pavadinsi, tik nepagadinsi, vadinti sūriu, jeigu jis neturi pieno baltymų. Ir labai buvo akivaizdu, jog šitas dalykas buvo prastumtas pieno industrijos. Ir čia ne Lietuvos mastais, čia visos Europos mastais. Su tuo jau bandė kovoti didžiulė bendrovė Alpro. Jie pralaimėjo. Tai kad ir kaip mes norėjom būti aršus mažiukai, kurie išdraskys visiems akis, bet visgi nusprendėm, kad gal tiek to. Tiesiog luktelsim dar 10-20 metų ir galbūt bus sugalvotas kitas vardas tam sūriui ir nebereikės niekam jo vadinti sūriu, o kitas pavadinimas bus tiesiog priimtinesnis. Tai kaip dabar vadinat veganišką sūrį? Veganinių produktų. Jo, mes labai juokiamės iš tiesų, kai gavom pirmą sykį rekomendaciją vadinti, jūs nevadinkit sūriu, jūs vadinkit veganiniu gaminiu. Sakau, o tai, jo, čia gali būti batai ir kepurė. Ir, kitam telefono gale buvo tyla, nes akivaizdu, kad tai, ką aš pasakiau, buvo tiesa. Bet, ta prasme, niekam nėra iš tikrųjų labai įdomu ir niekas nėra suinteresuotas. Mes, tiesą pasakius, dėl šito viso reikalo buvom kreipęsi ir Europos teisės departamentą, bet mums buvo atsakyta kreiptis į Europos teisingumo teismą, kas kainuotų milžiniškus pinigus ir kaip prieš tave stovi valstybių subsidijuojamos milijoninius pelnus, milijardinius pelnus turinčios pieno industrijos kompanijos.
Vienas laukienio karys. Kad ir kaip būtų liūdna. Dabar galvoju, jeigu aš klausyčiau šitą laidą ir nebūčiau veganas, bet man tiesiog žiauriai nepatiktų tie verslininkai visi, kurie taip daro, aš žiauriai norėčiau žinoti tų bendrovių pavadinimus, kad tiesiog nepirkti produktų turbūt nepasakysi, ne? Nepirkit iš vis jokių gyvūninės kilmės produktų ir viskas. Aš iškritau į pasaulį plikas, be jokių skrupulų. Niekad nebūčiau spėjęs drįsti, kad prieš valią tėvų. Pamažu mano gimtajam mieste buvo liūdna ir nedaug renginių. Vaikystę praleidau tarp knygų braukydamas CSU. Tada atradau aš Depeche Mode'us, nepatiko, bet klausiau. Tėvelį draudė ir prigavę mušo skaudžiai šepečiu. Kaip lauko karvės nebaubė. Ašaros birsta, kai pasižiūrau, kiek daug netekau. Metai nuskrido, kai gražiausias paukštis, o aš likau. Lietuvoj, 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 Lietuvoj. Nors tėvelį emigravo į užsienį, aš likau Lietuvoj. Mušalelį mylimo. Nors tėvelį emigravo, mes čia liksim iki galo. Nors tėvelį emigravo, mes čia liksim visados. Nors tėvelį emigravo, mes čia liksim iki galo. Nors tėvelį emigravo, mes čia liksim visados. Nes čia mūsų vaikystė ir mūsų namai, mūsų jaunystė ir mūsų draugai. Oh
pilki pasenai. Gerai, pakalbam biškį kitomis temomis. Tavo gyvenimas, įsivaizduoju, jisai didžiąją dalim susijęs yra su veganizmu, su visu šitų dalykų, bet tu turbūt veiki ir kitus dalykus. Papasako, ką tu veiki laisvalaikiu ir ką tu, be to, kad būni šitoj parduotuvėj, ką tu dar veiki, kokie tavo yra mėgstamiausi užsiėmimai. Labai juokinga, bet šiuo metu aš iš tikrųjų veikiu tik vego. Jo, nes kai persikeliam, tai daugiau niekam laiko nėra, bet prieš tai, jeigu trumpai papasakoju apie savo gyvenimą, tai šiaip jau aš buvau profesionali sportininkė 17 metų ir nemiriau nuo mėsos nevalgymo. Aš šokau sportinius šokius ir atstovavau Lietuvai. O dabar užsiemam kartu su draugu climbingu, tai tarkim lipimu uždarose patalpose kibais ir sienom, o lauke tai kalnais. Ir stengiuosi prisidėti tiesiog prie gyvūnų teisių organizacijų aktyvizmo, palaikymo, kiek jau pavyksta. Dar kartais išplaunu namuose indus, bet retai pasitaiko šitas geras. Jo, kartais tenka net pamiegoti ir plius minus viskas šiuo metu. O muziką klausai kokią nors? Klausau muzikos. Iš tikrųjų, tai man žiauriai patinka klasika. Čiurlionis, man atrodo, yra Europoje neatrastas genijus. O žinau, kad žmonėms ne visiems patinka klasika, tai kadangi dabar praleidžiu daug laiko parduotuvėj, tai klausom daug funky, daug visokio disko muzikos, tai manau, tai būsiu ekspertė šitoje šokių muzikoje 90-ų, 70-ų metų. Bet šiaip jo, jeigu iš muzikos pusės, tai man labai patinka klasika. Tai gerai, dabar paklausysim muzikos ir tu pasakyk, ką klausom, funką ar čiurlionį? Greičiausiai funką ir taip išteks išgirsti visur, kur, tai čiurlionį.
Grįžtam į laidą Radio Džemas, pasiklausim Čiurlionio, pabuvom miške kartu su juo ir aš, taip, čia merginos kalbėjosi per tą laiką ir taip man kilo toks klausimas. Parduotuvėje pas tave matau visokiausių dešrelių, ten tų sūrių, kurių negalima vadinti sūriais ir panašiai. Ir aš galvoju, jeigu aš būčiau žmogus, kuris labai rūpinasi savo sveikata, ar ne, kuriam tai labai rūpi, aš tikrai galvočiau, jeigu ten nėra mėsos, tai iš ko tos dešrelės padarytos, ar ne? Jau ir taip žmonės verkia, kad praktiškai dešrelėse mėsos nėra, o čia dar iš viso mėsos nėra ir mes sakom, kad ją reikia valgyti ir kad čia sveika. Gal tu gali papasakot, iš ko tie produktai padaryti, gal gali paaiškinti žmonėm, ar tikrai ten nėra chemija vien tik tai ir nuodai kažkokie tai. Tos dešrelės visos, kurios yra pas mus, jos yra pagamintos iš aukščiausios kokybės augalų. Tai iš esmės jau yra seniai atidirbtas metodas, tik aišku ne Lietuvoje, o vakarų šalyse, kad iš pupelių ir iš kviečių ištraukus baltymą tu gausi labai panašią struktūrą, kurią papildžius daržovėm ar kokiais tai prieskoniais, gausi paprasčiausią dešrelės skonį. Šitas dešrelės neturi kancerogenų, neturi cholesterolio, neturi kažkokių tai blogų riebalų, kurie kenkia ne tik mums, bet ir mūsų mamoms, močiutėms ar seneliams. Ir neturi ta prasme, pakeptos jos neturi kancerogenų, kurių turi visi mėsos pusfabrikačiai ar šiaip gaminiai. Ir labai džiaugiamės mes visi, kad pagaliau pasaulinė sveikatos organizacija viešai pareiškia, jog mėsa iš tikrųjų yra vienas pagrindinių dalykų sukeliančių vėžį. Tai siūlau nebijoti to fakto, kad dešrelėse nėra mėsos. O jeigu patinka tas skonis, tai čiupkit jas, valgykit ir nebijokit mirti nuo vėžio arba nuo užsikimšusių kraujagyslių. Jo, aš prisimenu vieną radio laidą, kur po tų visų pasaulio sveikatos organizacijos, tų visų pareiškimų oficialių skambino ten ar bendravo laidos vedėjas su mėsos perdirbėjų asociacijos pirmininku, kuris kažkaip netyčia po tų visų žinių apie mėsą staiga visoje žiniasklaidoje nušvito ir staiga jam pradėjo rūpėti visų žmonių sveikata ir mane tas aišku labai stebino. Ir tai gerai, tai žmonės gali jaustis ramus ir pirkti dešreles Vego Shope ir sūris ir visa kita. Dabar pakalbėkime apie jūsų kaimynus, kuriuos čia turit šalia. Mes dabar sėdėm restorane, kuris vadinasi Botanik. Restoranas, man atrodo, irgi visai ne toks kaip visi, toks interjeras kitoks, pilna gėlyčių, visokiausių natūralių dalykų. Ką jis turi bendro ir kodėl jūs atsidarėte po juo? Gal tai kažkaip susiję viskas? Iš tikrųjų, tai mes labai labai džiaugiamės šitą kaiminystę, kaip būtų tokiai, kokie esame. Tai jo, Botanikas yra virš mūsų ir šitas restoranas yra tikrai vienas nuostabiausių Vilniui, ne tik savo atmosferą, bet ir virtuve. Tai visų pirma, jis yra visiškai veganinis, jeigu neklystu, galbūt dar yra likusių receptų, kur naudojamas medus, bet nieko daugiau ir tai tik desertuose. O anksčiau, tiesą pasakius, šitas restoranas buvo žaliavalgiškas, bet matyt, beje, savininkė yra nuostabi moteris, ypatingo jautrumo ir pasaulio suvokimo, bet jinai greičiausiai buvo kokie 10-20 metų į priekį, negu kad visas Vilnius. Dėl to žaliavalgiškas restoranas gal nebuvo į sveikatą labai populiarus. Ir jie nusprendė adaptuotis prie visuomenės poreikių ir tapo veganiniais. Ir tai yra žiauriai nuostabu, nes visa mūsų komanda yra veganai. Mūsų interjeras apačioje yra darytas vegano dizainerio, o mūsų grafikos dizainerė yra veganė. Mūsų visi daiktai yra, ta prasme, obviously, jokios odos ir taip toliau. Ir dar virš mūsų yra veganinis restoranas, kuris tiekia ne tik veganinį maistą, bet ir sveiką maistą, nes jie čia deda daug daržovių, daug įvairiausių riešutų, vaisių. Ir aš puikiai žinau, kaip jie atrinkinėja viską. Tai yra
aukščiausios klasės restoranas. Mano manimu, jų maisto kaina turėtų būti aukštesnė, bet jie ne tik, kad stengiasi, kad maistas būtų skanus, bet ir kad būtų prieinamas bent jau daugiau mažiau visiems. Tai va, o dar ir publika čia renkasi nuostabi ir darbuotojai nerealus. Ta prasme, kažkoks tai kombo mišinys, kurio mes patys vis dar negalim patikėti. Tai va. Čia, kad jau prabilom apie veganiškus restoranus, tai aš noriu druskininkiečiams priminti, kad ir Druskininkuose jau atsidarė restoranėlis, kuris yra beveik 100% veganiškas, vegetariškas. Jo pavadinimas yra toli. Aš pats dar nebuvau apsilankęs tenai, bet kai grįšiu ant Kalėdų į namus, tai tikrai apsilankysiu ir būtinai tenai užsuks. Kol mes klausėme Šilionį, mes palėtėm dar vieną įdomią temą, kuri mane iš tikrųjų labai jaudina iš tos tokios socialinės pusės. Mes kalbėjomės apie žmonės, kurie darosi biznį grinai ne dėl to, kad jie yra kažkokios tai amatos, kaip čia pasakyti, specialistai, ne dėl to, kad jiems, pavyzdžiui, patinka maistas ar ne, o dėl to, kad jie yra puikūs marketingistai. Mes čia kalbam apie restoraną Kiaulė Rūke, aš tai kažkaip pavadinimu nebijau pavartoti tiesioginiam radio eterį, nes man atrodo, tai yra žiauriai keista vieta ir aš dar iki šiol nesupratau, kur ten yra kampas, kur ten jų humoras, aš ir juodą humorą suprantu ir visokį, bet ten kažkaip man dar nedaeina, kur ten iš ko ten reikia juoktis. Ir aš galvojau, reikia tas paklausti, kokie yra tavo marketinginiai kėslai ir kaip tu ketini pritraukti žmonės, kad visi taptų veganais. Aš tai manau, kad viskas turėtų būti labai paprasta ir mes turėtume tai daryti tiesiog natūraliai. Kad jo, marketinginių kėslų aišku yra, bet jie nėra negatyvus iš jokios pusės. Kaip ten bebūtų, mes jų neatskleisime. o šiaip tai vis tiek viskas eina, viskas turi būti natūralu. Aš kai tiek laiko esu vegetarė, žinau, kad tiesą pasakius, didžiąją laiko dalį aš buvau ta pikta veganė, vegetarė, kuri sakydavo, nu tu kaip tu nesupranti, nu taigi, nu come on. Bet ne, tas neveikia. Ta prasme, mes visi buvom kažkada blogiečiai ir niekas nenori būti blogiečių. Niekas nenori suprasti ir pripažinti, kad taip aš valgau mėsą, taip aš kenkiu ne tik savo, bet ir aplinkai, gyvūnams, o aš esu tiesioginis žudikas. Tai žiauriai sunku padaryti šitą dalyką, šitą žingsnį. Kas tai padaro, aš tiesiog norėčiau paploti per petį, nes tai yra didžiulis valios pripažinimas. Geriau pripažinti, kad kažką darai blogai, negu to nepripažinti iš viso. Bet didžiai žmonių daliai sunku tai padaryti ir geriau eiti palaipsniui. Tai mūsų toks ir tikslas. Tiesiog skatinti, parodyti žmonėms, kad egzistuoja kažkas kitko negu vien mėsa. O kai tu duodi raktą į pažinimą, žmogus to ir išsiskiria iš visų gyvūnų, manau, kad jis yra vienas smalsiausių. Tai o smalsumas nuveda toli. Man yra labai faina, kad aš apskritai labai mėgstu žmonės, kurie myli savo dalykus, kuriuos jie daro. Ne, jeigu aš ateinu pas dizainerį, tai man patinka matyti, kad jo akys dega, kai jisai gauna kažkokį dalyką, kur reikia kažką sukurti, sukomponuoti, kažkokias spalvas dėlioti ar kažką. Jeigu aš ateinu pas virėją, tai aš džiaugiuosi matydamas, kai jisai džiaugiasi gamindamas maistą, kad jam patinka, kad jis nuo to kaifuoja. Ir tu man papasakai, kad Kiaulės Rūke vyrukai yra visi marketingistai, net neturi nieko bendro apskritai su maisto gamyba. Ar ne čia tiesa? Iš serijos viena Boba sakė, tai tiesa. Aš pati su jais nesu pažįstama ir po teisybei džiaugiuosi. tai jo, bet, ta prasme, aš labai tikiuosi, kad jeigu jie yra marketingistai, jie normalu žmonėms yra norėti pasidaryti gerą bizniuką ir jie tai puikiai sugeba, šaunuoliai, bet tendencijos keičiasi ir vieną dieną aš labai smarkiai tikiu, kad kiauliena nebebus madoj ir bus kaip koks, nežinau, holokausto prisiminimas ir tie patys marketingistai padarys dar geresnį PR savo veganiniams burgeriams ir užhypins dar didesnę Vilniaus ir Lietuvos dalį, maitintis ne tik kietai žudant kiaules, bet ir sveikai
lygiai taip pat kietai ir šustrai, darant ne tik naudą savo, bet ir aplinkai. Tai va, tai to jiems ir palinkėčiau. Gerai, baigiam šiam reklamą daryti, turbūt dabar rankom trina klausydami, jeigu klauso kas nors šitos laidos. Gerai, dar yra, aš turiu šiam progą su tam pasikalbėti apie tą veganizmą ir yra tokių mitų esu prisirinkęs iš visuomenės ir dar dažnai sako žmonės, kad veganai tai laiko save kažkuo tai ypatingais, ar ne, mes šiandien nusprendėm, padarėm tokį sprendimą gyvenime ir čia tipo mes jau labai aфиgieni, o jūs jeigu taip nedaro, tai turbūt yra kažkas su jumis blogai. Kaip manai, kodėl taip yra, kodėl taip žmonės galvoja, kodėl taip jaučiasi žmonės, ar ne, kodėl jiem atrodo, kad veganai save išskiria iš kažkuo tai? Iš tikrųjų, tai aš manau, kad daugelis žmonių patys to nesuvokdami pripažįsta, kad tai, ką sako veganai, yra tiesa. Lygiai tas pats, kas kai rūkančiam, nerūkantis sako, davai, mes rūkyt, tipo, aš nerūkau ir žiauriai fainai jaučiuosi. Tai tu kažkur tai giliai supranti, kad tai yra tiesa, bet ne, aš nenoriu to pripažinti ir tada tau tas žmogus, kuris yra sveikas ir atrodo pasikėlęs, ar tai išskrentis, šokantis aukščiau bambas visiems kitiems, bet tai yra tiesiog, net nežinau, dalinai tai yra tiesa. Ne, aš nieko nenoriu blogo pasakyti, tiesiog aš manau, kad veganizmas tai yra tiesiog šiek tiek aukštesnis mąstymas. Mąstymas ne tik apie save, bet ir apie kitus. Nieko blogo yra nemąstyti apie save šiuo metu. Tiesiog reikia pradėti tai daryti ir tuomet tu suprasi, kad tai nėra kažkoks tai išsikelimas aukščiau kitų, tai yra tiesiog žengimas į didesnį sąmoningumą. Čia gal labai indiškai ir vediškai skamba ir man nelabai tas patinka, bet iš tikrųjų aukštesnės sąmonės žmonės, jie tiesiog, tu tiesiog suvoki, kad jie daro gerai ir kad tau yra ko iš jų mokytis, o mes visi norim būti geriausiais, tai sunku pripažinti, kad yra už tave geresnių. Nežinau, aš tai kažkaip žmonių neskirstau, geri, blogi, man visi kažkaip yra įdomus ir kažkaip visuose randu aš kažką ir aš manau, kad aš pats savyje pastebiu, kad nėra taip viskas paprasta, kaip atrodo, galbūt kartais atrodo paprasta, bet ateina kitos dienos, kai nebeatrodo taip paprasta ir aš galvoju, kad norėjau dar tavęs paklausti, tu manai, kad gyvenimas yra vertas tada kažko, kai tu gyveni ne tik dėl savęs, ar neteisingai supratau? Gyvenimas visada yra vertas kažko. Tu gali gyventi ir tik dėl savęs, bet tai nereiškia, kad tu gyvendamas dėl savęs turi kenkti kitiems. Taip, pasirinkai, nusprendei, buvai šokėja, dabar jau tokia nebesi, ar vis dar nešokė, neliktai sakė, jau viskas, jau dabar lipi į kalnus jau. Bet iš veido matau, kad gal dar šokė kartais, kaip čia yra? Aišku, kad kartais šoko, ypač namuose, kai niekas nemato. Gerus judesiukus prisimenu. O šiaip tai būna visai, kad išeinam kur nors pasišokti. Bet jo, šiaip pasilgau visai šitą gyvenimo praleidimo momentą. Bet čia irgi vienas iš tų iš tikrųjų dalykų, prie kurio tu pripranti. Tai išskiria kažkiek tai endorfino, nes ten didžiulė konkurencija ir visą kitą, pradedi būti pratęs laimėti. Bet čia visai ne apie veganizmą kalbant, yra tiek daug iš tikrųjų mūsų visuomenėje susidariusi nuostatų, kas yra faina, kas yra cool ir taip toliau. Ir mes, ypač kalbant apie vaikus, taip dažnai vaikus leidžiame visokius pačius nesąmoningiausius dalykus, kurie po to traumuoja sveikatą. Aš pati 17 metų prašokau, dabar realiai turiu sugadintą stuburą. Daug balerinų turi traumuotus sąnarius ir visą kitą. Ta prasme, čia lygiai tas pats. Gyvenimo būdas, tiesą pasakius, parvežiu. Na ir kas. Bet gal, pavyzdžiui, dabar galėčiau daugiau dėžių pakrauti parduotuvę, jeigu turėčiau stiprią nugarą. Ta prasme, lenkiu prie to, kad daug dalykų yra madingi, faini ir taip toliau, bet niekada nereikia pamiršti, jog pirmas dalykas, ką turiu daryti, tai pagalvoti savo galvą, o ne taip, kaip masovkė galvoja. Tai man atrodo, tu esi hipė. Ar tai yra tiesa?
Aš niekada nežinau tikslaus hipio apibrėžimą ir aš manau, kad aš nesu hipė. Bet kadangi nežinau tiksliai, ką tai reiškia, tai gal ir esu. Gerai, aš tau užduosiu klausimą, iš kurio viskas pasidarys aišku. Kaip tu manai, ar egzistuoja pasaulyje toks dalykas kaip šalys? Geras klausimas. Kaip šalys. Šalis tai yra tai, ką žmogus sugalvoja. Bet kai man labai patiko, kažkur aš girdėjau, ar eilėraštį skaičiau, ar dainuoju, kai paukštis skrenda, jam nėra ribų. Tai nesijaučia nei tvora kaimyną, nei kita šalis. Tai pasaulis kaip ir vienas. Gerai, aš manau, kad laikas yra jau pabiški pabaigti šį pokalbį. Druskininkiečiams norisi paaiškinti, kaip jiems dabar gyvenant Druskininkuose gauti to veganiško maisto, kad jiems nereikėtų būtinai į Vilnių važiuoti, ar ne? Papasakok, Dimena, kaip tai padaryti. Tai visų pirma, galima nueiti į Maxima iki ir nusipirkti morkų, bulvių, ropių, kopūstų ir visko kitko. Jeigu nepakanka, tai galima nueiti į www.vego su 2g kaip veggo.lt ir ten užsisakyti viską, ko tik norisi. Galima, pristatymas kainuoja iš tikrųjų nebaisiai daug, priklausomai kaip ir visur nuo to, kiek perki, bet ten su kaimynais kokiais sąmoningesniais susimetus, tai galima ir už dyką tą pristatymą gauti. Išsirenkat viską, paspaudžiat pirkti ir gaunat kitą dieną arba maksimum per 3 darbo dienas. Tai va, labai paprasta. Iš tikrųjų tie, kas nori pradėti būti veganais, tai dabar yra pats momentas, nes anksčiau buvo sudėtinga, ypač tiems, kam trūko alternatyvų, mėsos, sūrio ir taip toliau. Dabar nėra jokio pasiteisinimo. Jeigu nori, gali. Nes net mūsų šūkis yra vego, lengva būti veganu. Gerai, tai aš pabaigoj visą laiką paklausiu savo pašnekovų vieną dalyką. Tavęs irgi paklausiu. Ir tas klausimas yra dažniausiai būna pats sudėtingiausias ir žmonės dažniausiai prieš jį labai ilgai tyli. Tai klausimas būtų toks. Ne toks klausimas. Klausimas būtų toks. Kokia yra tavo didžiausia svajonė gyvenime ir ko tu linki savo? Tyla prasideda. Sau linkiu kiekvieną dieną būti geresnė, negu buvau vakar ir mažiau tikėtis, nes kartais, kai per daug tikėsi, nebepastebi, ką jau padarei ir ką pasiekiai. O koks buvo pirmas klausimas? Apskritai pasaulio, kas tai? Šiuo metu aš iš tikrųjų žiauriai norėčiau, kad pati didžiausia mano svajonė tai būtų, kad žemė nustotų būti tas gyvūnų išnaudojimas. Bet reikia svajoti, sako taip, kad biškai išsipildymo linkme būtų. Tai aš greičiausiai, kad ir kaip būtų liūdna, neišsipildys šitą svajonę per artimiausius 50 metų, tai linkiu žmonėms, nelinkiu, bet svajoju, kad žmonės nevertintų savo užaugusios skūros kaip kažkokio tai savo asmenybės, kaip vertybės. Užaugusios skūra nėra vertybė. Vertybė yra iš tikrųjų kitų pajutimas, atjauta ir jausmai. Ir kai berniukas verkia, tai reikia labai džiaugtis, kad turi tokį berniuką. Aš manau, kad mūsų visuomenės vertybės yra tokie žmonės kaip tu. Ačiū tau, kad leidai su tavim pabendrauti, kad tarp visų darbų radai laiko. Ir klausytojams linkėčiau turbūt to paties, ką pasakė ir Dimena. Ir dar prie viso to palinkėsiu paklausyti kokios nors gražios muzikos laidos pabaigoje. Tai ačiū, kad paklausysim vėl Čiurlionio. Gerai, paklausysim Čiurlionio. Druskininkai, Čiurlionis, viskas čia labai gerai. Tai ačiū Jums, kad klausėte, ačiū tau, Dimena, ir iki kito šeštadienio.
Thank